Susitarimas su VMI dėl mokesčio dydžio. Susitarimas dėl mokesčio dydžio. Taigi tais atvejais, kai nei mokesčio mokėtojas, nei mokesčio administratorius neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiuotoms mokesčio sumoms pagrįsti, pavyzdžiui, mokesčio mokėtojas neturi visų mokesčio apskaičiavimui pagrįsti reikalingų dokumentų, dėl ko mokesčio administratorius mokestį apskaičiuoja, vadovaudamasis mokesčio administravimo įstatymu ir jame nustatytais specialiais apskaičiavimo būdais ir atitinkamų mokesčio įstatyme numatytais būdais. Ir taip pat neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, gali būti inicijuojamas mokesčio administratoriaus ir mokesčio mokėtojų susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymas. Susitarimas dėl mokesčio ir su jo susijusių sumų dydžio gali būti pasirašytas tik tuomet, jeigu mokesčio administratorius atlieka mokesčio mokėtojo mokestinį tyrimą, mokestinį patikrinimą, taip pat bet kuriame mokestinio ginčo nagrinėjimo etape. Susitarimas gali būti pasirašomas dėl bet kurio mokesčio administratorius administruojamo mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžių nustatyto mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, įskaitant ir tuos, kuriuos valstybinė mokesčio inspekcija administruoja dalinai, pavyzdžiui, valstybinės socialinio draudimo įmokos ir su jomis susijusios sumos, išskyrus muitus. Mokesčių mokėtojų ir mokesčio administratorių pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisėtumą. Mokesčio administravimo įstatymo nustatyta tvarka, o mokesčio administratorius apskaičiuoti didesnę sumą nei nurodyta susitarime. Tačiau pažymėtina, kad dėl susitarime nurodytų sumų mokesčio mokėtojui išlieka teisė kreiptis į mokesčio administratorių dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo. Dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių esant mokesčio administravimo įstatymo numatytams pagrindams, taip pat naudotis kitom mokesčio administravimo įstatyme nustatytom teisėm. VMI taikomas mokesčio administratoriaus ir mokesčio mokėtojų susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžių pasirašymo taisyklės yra patvirtintos VMI viršininko įsakymu. Susitarimo metu šalis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti mokestiniam ginčui ateityje, išsprendžia mokestinės prievolės klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Susitarimų procedūrai yra taikomi bendrieji Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinti sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijai. Pasiūlymą pasirašyti susitarimą savo iniciatyvą gali teikti ir mokesčio mokėtojas, ir mokesčio administratorius. Mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu. Taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapo metu. Mokestinės paskolos sumokėjimo atidėjimai. Mokesčio administratorius nustatyta tvarka mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą gali atidėti iki 1 metų arba išdėstyti ne daugiau kaip 5 metams nuo prašymo pateikimo mokesčio administratorių dienos, bet ne anksčiau kaip nuo mokestinės nepriemokos susidarimo dienos. Šio sprendimo pagrindų sudaroma mokesčio mokėtojo ir mokesčio administratoriaus mokestinės paskolos sutartis. Prisimint, kad mokestinė nepriemoka yra mokesčio nepriemoka ir mokesčio mokėtojo mokesčio įstatymo ar jo pagrindų priimto lydymo teisės akto nustatyta tvarka laiku nesumokėtos su mokesčiu susijusios sumos. Sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą ar jį išdėstyti gali būti priimtas tik nustačius, kad nedelsiant ją sumokėjus mokesčio mokėtojo finansinė būklė taptų kritinė arba mokesčio mokėtojas turėtų didelių sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus.
Tačiau šios mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti mokestinę nepriemoką vėliau. Tuo atveju, kai mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminas yra atidedamas arba išdėstomas, iš mokesčių mokėtojo gali būti pareikalauta civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimų hipotekų, laidavimo arba garantiją. Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį, kuris visais atvejais negali būti mažesnis už nulį, ir apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras. Mokesčių mokėtojų laiku nesumokėjus įmokų pagal mokestinės paskolos sutartim patvirtintą mokėjimo grafiką skaičiuojamas padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį palūkanų delspinigiai. Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos. Padidintų palūkanų ir palūkanų delspinigių dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį dydžiui. Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais pagrindais mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamos nuo skaičiuojamų, bet nesumokėtų, neišieškotų palūkanų, padidintų palūkanų, palūkanų delspinigių ar jų dalies. Jeigu mokesčių mokėtojas nesilaiko mokestinės paskolos sutarties sąlygų, ji nutraukiama. Šiuo atveju už mokestinę paskolą sumokėto palūkanų sumą perskaičiuojama atsižvelgiant į faktiškai pasinaudotą mokestinės paskolos sumą. Mokestinės paskolos sutartis taip pat nutraukiama, jeigu mokesčių mokėtojui iškeliama bankroto byla. Mokestinės nepriemokos mokėjimas negali būti atidedamas arba išdėstomas, jei dėl prašomos atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos yra priimtas mokesčio administratoriaus sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką ir jis yra perduodamas antstoliui vykdyti civilinio proceso nustatyta tvarka. Jei kreipiamasi dėl mokestinio atidėjimo arba išdėstymo, tokios mokestinės nepriemokos, dėl kurios buvo sudaryta mokestinės paskolos sutartis ir kuri buvo nutraukta, pakartotinai mokestinės paskolų sutartis negali būti sudaryta. Mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymą atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą. Ir tokiam prašymė turi būti nurodyta mokesčių mokėtojo pavadinimas ir jo identifikaciniai duomeniai, įsiskolinimo priežastis, informacija apie įsiskolinimus kitiems kreditoriams, laikotarpis, kuriam prašoma atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimo terminą. Mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimo prašoma atidėti arba išdėstyti dydis. Prašomas taikyti mokestinės nepriemokos mokėjimo būdas, tai atidėti arba išdėstyti mokėjimą ir tokio būdo pasirinkimo motyvai. Patvirtinimas, kad neturi susijusių įmonių, kurios sudaro vieną įmonę. Kartu su prašymu atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimo, mokesčių mokėtojas turi pateikti šiam prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus. Tai yra rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojų įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus arba kitus dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, kai mokestinės nepriemokos mokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas. Einamųjų metų paskutinė ketvirčiai ir paskutinių vienerių finansinių metų finansinė atskaitomybė. Jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta valstybinės įmonėje registrų centrui. Kreditorių sąrašą
nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarimo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus, debitorių sąrašą apie turimas sutartis tarp jų trišalių su bankais, kredito unijom, leasingo bendrovėm, kitom finansų įstaigom, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų paskolų. Informacija apie juridinio asmens prašančių išdėstyti arba atidėti mokestinę priemoką suteiktas paskolos juridiniams arba fiziniams asmenims ir šių paskolų sutarčių kopijos. Banko sąskaitų išrašus, grynųjų pinigų apskaitos registro kasos knygos avansinių apskaitų kopijos už laikotarpį nuo mėnesių, kuris susidaro mokestinė priemoka pirmos dienos iki prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimo teikimo dienos, bet neilgesnė kaip 3 mėnesių laikotarpį. Duomenys apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą. Užpildyta fizinių asmenų anketa, kurios formą patvirtina VMI, jeigu ją būtina pateikti. Vienos įmonės deklaracija tuo atveju, kai turi susijusi įmonė, kurią sudaro vieną įmonę. Jei mokesčių mokėtojas juridinis asmuo kreiptųsi dėl 100 000 eurų ar didesnės sumos, mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo ilgesniam nei 24 mėnesių laikotarpį, siekiant apskaičiuoti rodiklį mokesčių mokėtojo juridinio asmens finansinių rodiklių susijimo su prašo mokestinės nepriemokos sumokėjimo laikotarpiu, numatyta rekomendacijų 4 priede. Papildomai turi pateikti einamųjų metų paskutinio ketvirčio arba paskutinių finansinių metų duomenys apie skolas finansų įstaigoms, duomenys apie nusidėvėjimo ir amortizacijos sandorius per praėjusius paskutinius finansinius metus, duomenys apie paskutinius finansinių metų finansinę atskaitomybę parodytą palūkanų sąnaudos sumą bei palūkanų pajamų sumą. Mokesčių administratorius priima sprendimą nutraukti mokestinės paskolos sutartį, jeigu atsiranda bent vienas iš toliau nurodytų pagrindų. Mokėtojas nesilaiko mokestinės paskolos sutarties sąlygų, paaiškėja aplinkybės pagrindžiančios riziką, kad mokėtojas negalės vykdyti mokestinės paskolos sutarties sąlygų, pavyzdžiui, akcinė bendrovė uždaro akcinė bendrovė, ar viešojo įstaigų nebėra įdarbinta bent vieną darbuotoją, mokesčių mokėtojas stabdo vykdomą veiklą, mokesčių mokėtojas juridinis asmuo inicijuoja nemokumo procesą. Taip, valstybės įmonės registrų centro priimtas sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Mokesčių administratorius gauna informacijos, kad mokėtojui taikomas tarptautinės sankcijos. Turima informacijos, kuri vertinama kaip mokesčių administratorius, kaip kreditoriaus teisių pažeidimais. Mokėtojui iškeliama nemokumo, bankroto restruktūrizavimo byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka. Mokėtojas pateikė laisvos formos prašymą nutraukti mokestinės paskolos sutartį. Ir matom, medžiagų yra pateikti teisės aktai, kurie reglamentuoja mokestinių nepriemokų atidėjimo, išdėstymą bei mokestinių sutarčių sudarimo tvarką.